Šis epizodas bus apie tai, kaip energetinė sistema Human Design padėjo man susipažinti su savo unikalumu, su savo energetika ir padėti pažinti kitus žmonės ir suprasti, kodėl mes visi esam tokie skirtingai. Tai kaip pavyzdys, ar dažnai tu jautiesi, kad gyveni gyvenimą, darai, ką darai, bet jautiesi, kad vis tiek kažkas yra ne taip. Arba galbūt nori paskelbti kažkokius tai projektus, bet save pristabdai. Ar jauti, kad darai tam tikrus dalykus, kurie išdegina, bet tu vis tiek juos darai. Ir tiesiog jauti, kad kažkas nėra. Tai būtent šis epizodas bus skirtas tau susipažinti su šita nuostabia energetinė sistema Human Design. Ir šiame epizode supažindinsiu tave su 5 skirtingais tipais, kurie yra nustatyti Human Design sistemai. Na, o jeigu negirdėjai, kas tai yra iš tikrųjų sistema, kuri yra ganėtinai moderni, sukurta 1987 metais žmogaus Rauru Hu, kuris iš tikrųjų gavo, kaip vadinama, nušvietimą iš visatos, būtent būdamas Ibizoj. Ir jisai būtent gavo visą šitą dėstymą, supratimą, kas tai yra, remiantis astrologiją, senovinę kinų išmintim, kabalą, čakrų sistema ir netgi šiek tiek kvantinės fizikos. Tai neįsiu visas detalės, kai viskas yra apskaičiuojama, bet tai yra iš tikrųjų labai įdomi kombinacija ir kaip gali kiekvienas žmogus save pažinti per Human Design. Man asmeniškai teko pažinti save ganėtinai giliai, taip pat man tenka žiūrėti į skirtingus kitų žmonių dizainus ir galiu pasakyti, kad labai daug žmonių atitinka ir daugelis žmonių pasako, kad žinai, dabar pagaliau suprantu, kodėl man visada šitie dalykai, tiesiog neveikia. Kodėl man visada tas neišėjo, kodėl man vis tiek tas nesigavo. Nes žmonės supranta, kad aš realiai ėjau prieš savo energetinę struktūrą. Dariau tai, kas tiesiog man nėra tinkama daryti. Ir aš tikėjausi vis tiek to rezultato. Dėl to aš jaučiuosi išdegęs ir perdegęs, dėl to man yra sunku. Ir būtent žmonės susipažinę su savimi per Human Design pasako tokius dalykus. Taip kad, jeigu buvai mano seminare, praeitą mėnesį, vasario mėnesį aš apie tai kalbėjau ganėtinai išsamei, tai šis epizodas bus trumpesnė versija ir bus būtent remiantis į 5 skirtingus tipus. Jeigu tu žinai savo tipą, paklausyk, jeigu nežinai, gali nueiti į internetą, įsivesk Human Design ir galėsi tiesiog suvesti savo duomenis, savo tikslę gimimo datą, laiką ir vietą ir tiesiog pamatysi savo unikalų Human Design ir prie tipo bus parašytas vienas iš šių 5 tipų. Tai paklausyk ir rasi tikrai atsakymą apie save. Ir sužinosi, koks yra tavo energetinis blueprint ir ką tai apie tave sako. Tai visų pirma pradėsiu nuo manifestorių. Kas yra manifestoriai? Manifestoriai tai yra žmonės, kurie iš tikrųjų inicijuoja ir kurie pradeda tam tikrus projektus, labai didelius ir stiprius movement. Tai iš tikrųjų manifestoriai yra didelių judėjimų pradininkai, va taip galima pasakyti. Ir šitie žmonės iš tikrųjų jiems yra labai svarbu pasakyti, kad aš inicijuosiu, kad aš pradėsiu ir nelaukti, bet labai svarbu informuoti, nes jeigu neinformuos, tiesiog jie gali sukelti frustraciją aplink juos. Tai jeigu kas nors esat manifestoriai, tai jūs natūraliai turi šitą galę manifestuoti ir inicijuoti labai stiprius judėjimus, projektus, jūsų idėjos tiesiog jos uždega ir paleidžia tos projektus su labai stipria energija. Tai iš tikrųjų tas toks buvimas įkvepia veikti, o energija yra labai labai užkrečianti. Tačiau, kad klestėtumėt, jums yra būtina laisvė ir pasitikėjimas. Tai paimsim pavyzdžiui iš karjeros. Tie, kas yra manifestoriai, jie yra natūralūs pradininkai. Jie geba sukurti viziją, kryptį, kuri tiesiog įkvėps žmonės. Ir iš tikrųjų, kaip ir minėjau, jiems pats svarbiausias dalykas, nes manifestoriaus tokia kaip ir šešėlinė pusė yra, kad jisai tiesiog pradės daryti ir niekam nesakys ir tiesiog gali sukelti labai daug frustracijos aplink, ar ne? Tai labai svarbu informuoti, kad žinai, aš pradėjau, aš darysiu ir aš pradėsiu to imtis, na? Ir tai yra tiesiog tokia užkrenčianti magnetiška energija, kuri eina iš manifestorių. Tačiau manifestoriai turi suprasti, kadangi jų dizainas yra toks, kad būtent sakralinis centras yra atviras, jiems yra iš tikrųjų labai svarbu suvokti tą faktą, kad jiems reikia daryti viską tam tikrais etapais, ta prasme, daryti in bursts, ne kad varau, kaip aš pakalbėsiu, pavyzdžiui, apie generatorių ir manifestuojantį generatorių, nes jie turi sakralinį centrą atvirą, o ta prasme, uždarą.
tai jiems yra atvirkščias variantas. Jiems vis tiek labai yra svarbu suprasti, kur pas mane yra energija, kiek aš galiu jos tausoti ir kad aš negaliu va taip iš vien varyti ir varyti ir varyti. Tačiau jie turi nuostabią galimybę iš tikrųjų manifestuoti. Ir jeigu paimsim iš tokių pavyzdžių, iš tikrųjų žinomų žmonių pasaulyje, tai Jennifer Aniston yra viena iš manifestorių. Taipogi turime Arnoldą Schwarzeneggerį, tikrai daugeliu žinoma, ir, na, aišku, labai žymųjį Donaldą Trumpą taipogi. Ir aišku, human design yra toks dalykas, kad ne tik tipas daug ką nulėmė, taip pat mes ir turime profilį, taip pat mes ir turime kanalus ir vartus ir taip pat turime 9 skirtingus centrus ir pas kiekvieną žmogų bus jie atidaryti atviri arba uždari. Tai vėlgi labai įtakos, kaip iš tikrųjų jūs labiau priimat energiją iš aplinkos, o kaip labiau jūs patys tą visą energiją iš savęs transliuojate. Tai yra iš tikrųjų nuostabus metodas save pažinti. Taigi, toliau, kitas tipas yra generatorius. Aš esu iš tikrųjų generatorė pati. Tai iš tikrųjų generatoriai tai yra tie, kurie turi savo sakralinį centrą. Jisai yra iš tikrųjų uždaras ir jie, kaip pasakyti, generatoriai turi klausyti savo vidinio balso, turi klausyti savo sakralinio balso, ką jisai sako, ta prasme. Tai tarkim, generatorius, jisai turi labai daug energijos, jis turi labai daug jėgos, ar ne? Ir labai dažnai, jeigu sutiksit generatorių, kuris daro tai, kas jam iš tikrųjų patinka daryti, jūs galvosit, iš kur tas žmogus turi šitiek energijos, aš tai tiek nesuprantu, nes galbūt jūs visų kitas tipas, ar ne? Tai va, kai generatorius seka savo sakralą, jisai tiesiog klauso savo kūno, savo to vidinio balso, savo to gut, ar ne, jisai bus nesustabdomas ir jisai galės dirbti valandas, tiesiog nes visą tai, ką jisai darys, jį pakraus. Tai generatoriai yra iš tikrųjų kaip tos mašinos. Bet didžiausia problema generatoriaus, ir aš tai žinau labai gerai, ir aš žinau, kad yra labai daug generatorių pasaulyje, kur mes turim daug energijos, tačiau ką mes darom, kad mes neklausom to savo vidinio balso ir dėl to mus gali sistema labai išnaudoti. Tai dėl to dažnai tokie žmonės bus labai dideli darbininkai, darbuotojai, bet jie, švaistys savo potencialą. Tai naudos ne ten, kur reikėtų naudoti, suprantat, nes jie turi tą didelį energijos centrą, bet jie panaudoja ne ten, kur reikėtų panaudoti. Tai va, toks gaunasi kaip ir išvaistimas. Tai va, kas esat generatoriai, jūs turit suprasti, kad jūs negalit savęs versti daryti, netgi jeigu jūs ir turit tiek daug tos energijos, bet jūs negalit savęs versti daryti to, kas jūsų neįkvėpia. Tai išmokt klausyti labiau vidinio balso, netgi jeigu jis nėra labai ir logiškas. Jeigu ir kiti žmonės sakys, žinai, man atrodo, kad tu turėtum šitą daryti. Ar ne? Ir generatoriai yra labiau iš tikrųjų susijęta į tą vieną nišą, kur yra ta niša, kur aš galiu tapti labai geras specialistas. Ne? Tai vad generatoriam yra iš tikrųjų tapti masteriais tam tikroj nišoj, tam tikroj srity. Ir jeigu iš tikrųjų toj srity atiduosi labai daug savo tos energijos, sakralinės, tai tu turėsi tikrai nuostabius rezultatus. Aš pati žinau už savęs dalykus, kai aš seku savo sakralą, kai aš klausau savo vidinio balso, tai pavyzdžiui, netgi toks gali būti pasiūlymas. Tarkim, pasiūlo jums draugas kažkur važiuoti. Ir jūs maždaug jo, važiuoji, tu sutinki, ar ne? Tu sakai taip, tiesiog, kad neįžeis kažko tai, ar nenuvilti to žmogaus, bet tavo sakralas, tavo iš tikrųjų vidinis, kaip kas tavo kūnas sako ne, bet tu vis tiek eini prieš kūną. Ir va čia yra pati didžiausia iš tikrųjų generatoriaus ta šešėlinė tokia pusė. Jeigu paimsim pavyzdžius iš tikrųjų iš žinomų žmonių pasaulyje, tai Muhammadas Ali yra vienas iš jų, Betonas, Madonna, Oprah, tai yra keletas pavyzdžių iš tikrųjų, kurie yra generatoriai taip pat. Dabar taip, Manifesting Generator, kitaip sakant MG. Tai čia mes sudėsim ir manifestorius, ir generatorius, ir čia yra vienas toksai tipas. Tai šie žmonės yra iš tikrųjų labai panašus į generatorius, nes jų sakralas vėlgi jisai yra viskas remtas į sakralą, klausyti reikia savo vidinio balso, tačiau jie yra daug greitesni. Tai čia sakau, paima manifestorių ir generatorių sudedami vieną, jie yra labai greiti iš tikrųjų. Ir manifesting generatoriai, jie gali daryti daug dalykų, daug projektų vienu metu, energetiškai jiems yra tinkama daryti. Kai kažkas jiems sako susitelk į vieną dalyką, jiems tai nebus energetiškai tinkama. Ta prasme, jiems kaip tik reikia fokusuotis į kuo daugiau skirtingų kelių, kas, aš žinau, yra paradoksas, nes dažniausiai mes girdim, tu turi fokusuotis į vieną kelią, į vieną nišą, bet būtent šitiem žmonėm ne. Ir dėl to jiems ir gali būti sunku. Taip pat jie yra didžiuliai eksperimentuotojai, jie gali labai greitai ir dažnai keisti kryptį. Vieną dieną jie gali būti, nežinau, advokatai, kitą dieną būti influenceriai. Tai pas juos yra galbūt tas toksai nepastovumas, kuris kartais gali
per didelis kaitaliojimas, suprantat, nes jie turi labai daug tokių idėjų, projektų, labai didelis greitis, jie labai greitai mokosi, jie labai gali viską greitai, žodžiu, pakeisti, pritaikyti, tiesiog, nu, labai greitas tipas. Tai kaip pavyzdžiui, paimsim iš astrologijos dvynys, ar ne, dvynys yra pats greičiausias iš visų 12. Tai aš, pavyzdžiui, esu irgi dvynys, dėl to aš esu generatorius, turintis labai daug dvynio įtakos, tai aš sakyčiau, kad labiau save vis tiek priskirčiau prie manifestuojančio generatoriaus, vien dėl to, kad pas mane yra 3 planetos dvyny, iš jų yra Saulė ir Mėnulis. Ir taip pat esu generatorius. Tai pas mane yra būtent šitas dalykas, kad aš labiau save priskirčiau tam ir man labiau tas rezonuoja, tas manifestuojantis generatorius, ar ne? Tai bent jau man asmeniškai. Ir aš esu iš tikrųjų sutikus tokių žmonių, kurie daro tokiu žvėrišku greičiu, ta prasme, ir tau atrodo, wow, ta prasme, nes jie turi labai daug tos tokios vidinės energijos. Bet vėlgi, jeigu manifestuojantis generatorius eina prieš tą savo, ar ne, vidinį balsą, jisai vėlgi išdegs ir jisai tiesiog gyvens frustracijoje. Taigi, paimsim pavyzdžius iš žinomų žmonių. Tai yra Davidas Beckham, Britney Spears, aš taupydavau Britney Spears seniau, Paris Hilton ir taip pat motina Teresė, taip pat buvo manifestuojantis generatorius. Jeigu pamatysit savo gyvenime manifestuojantį generatorių, jisai eis labai greitai ir jums galbūt atrodys, kaip tas žmogus gali tokiu greičiu varyti ir panašiai. Tai va, tai kas esat MGs, prisiminkit, jums yra visiškai energetiškai tinkama fokusuotis daug skirtingų dalykų vienu metu. Projektoriai. Taigi projektorių yra galbūt apie pasaulį 20% ir jų energija yra labai skirtinga. Jeigu kas nors esat projektorius ir jūs bandote būti iš tikrųjų generatoriais, tai va dėl ko jūs ir mėlėjai išdega. Nes projektorių energetika yra visiškai skirtinga. Jie negali dirbti non-stopo, kaip pavyzdžiui, va, generatorius arba tie 3 tipai, kuriuos mes apkalbėjom, ar ne, jiems yra atvirkščiai. Jie turi daugiau ilsėtis ir daugiau viską daryti į tarpus, ar ne? Jie neturi tos sakralinės tokios energijos, kad varyt nuo ryto iki vakaro, ar ne? Jiems labai svarbu yra ilsėtis ir, kaip sakant, nehaslint, ar ne, vat, viso šito. Ir jų didžiausia stiprybė yra atpažinti kitų žmonių potencialą ir juos vesti, dėl to projektoriai yra nuostabus gidai, nuostabus mentoriai, nuostabus vedliai, nes jie sugeba pamatyti tai, ko kiti nemato. Nes, pavyzdžiui, va, paimsim šitos 3 tipus, jie užsivedę, jie, žinai, maždaug darom šitą, ar ne, ir panašiai, labai dažnai nemato, kaip sakant, iš aplinkos, ar ne. O va, būtent projektoriai ir yra tie, kurie gali būti iš tikrųjų nuostabus vedliai, ar ne, ir jie neturės va šitos energijos, va tai varyti iš vien kaip šitie, jie turės kitą stipriąją pusę iš savęs. Bet jiem labai svarbu yra laukti pripažinimo, ar ne. Dalinti galbūt savo žiniomis, savo informaciją ir laukti iš tikrųjų to pripažinimo. Tada jie taps labai stipriais gidais. Tai va, yra sakoma, laukti kvietimo projektoriams yra labai svarbu, o atvirkščiai kitiems šitiem tipam, kur kalbėjome, atvirkščiai laukti kvietimo kaip ir nereikia. Tai matot, ant kiek mes skirtingi ir daug žmonių jie net nežino. Ar aš projektorius, ar aš manifestorius, ar aš ten toks ir anoks, ar net panašiai. Tai jeigu paimsim iš pasaulio žmonių, garsių žmonių, tai buvo Elžbieta, iš tikrųjų karalienė Elžbieta, jinai buvo projektorius, taip pat princesė Diana, Pablo Picasso, aktorius Bredas Pittas, taipogi projektorius taip pat. Ir paskutinis tipas, kuris yra pats mažiausias, jeigu kažkas esate reflektorius, mėlėjai, jūs esate šio pasaulio retenybė, nes pasaulyje yra vos tik 1% reflektorių. Tai yra žmonės, kuriem yra labai jautrus aplinkai, nes visi tie 9 centrai yra atviri, tai jie iš tikrųjų yra kaip kempinės, jie viską paima iš aplinkos ir jie neturi nei vieno iš tikrųjų centro uždaro. Tai viskas yra atvira pas juos. Jie yra aplinkos sugerėjai, labai atspindi kolektyvinę energiją, kur save apsupa, tai va, jeigu tas žmogus yra, tarkim, labai pozityvioj ar ne aplinkoj, tai jisai, aišku, atspindės labai šitą kolektyvinę energiją, bet jeigu atvirkščiai, pas jį bus labai, labai sunkiai energija. Ir tokie žmonės apskritai, visi ten centrai, aš neįsiu juos giliai, bet kas prisijungsit prie energetinio kodo, jūs iš tai labai išmoksit labai giliai, bet tie centrai, kurie yra atviri, mes kaip kempinės viską apimam, bet mes tuo pačiu metu pamatom ir situacijas, kurių kiti žmonės nemato. Tai mes matom tai, kas vyksta bendruomeniai, mes matom, kas vyksta išoriai. Tai reflektoriai, jie sugeba tai matyti labai stipriai, ko nei vienas iš šitų tipų nemato. Ir jie turi tą tokią stiprią dovaną šitoj srity. Taip pat yra nuostabus aktoriai, todėl kad jie gali įsikūnyti į skirtingus vaidmenis, kadangi jiem skirtingos perspektyvos, skirtingi scenarijai yra kažkas, ką jie gali matyti, ar ne? Ir
Čia yra ta tokia stiprioji pusė, bet pavyzdžiui, paimsim reflektorių, reikia 28 dienų, kad jisai galėtų, kaip sakant, mėnulio ciklo, kad jisai galėtų priimti sprendimą. Tai va, tai jeigu esate reflektoriai ir jums reikia priimti sprendimą, tai jums reikėtų išlaukti mėnulio ciklo. Tai žinau, kad ilgas laiko tarpas, bet vos 1% pasaulyje yra reflektorių. Tačiau paimsim iš keletą pavyzdžių. Aktorė Sandra Bullock yra iš tikrųjų irgi reflektorius. Tai va, tai labai labai įdomu. Tai va, pasižiūrėkit, kuris tipas esate jūs ir ką aš galiu pasakyti, kai aš buvau tinklinį marketingę, mentoriuodavau žmonės, pas mane būdavo maždaug, kad aš generatorė, įsivaizduokit, aš generatorė, pas mane sakralas sako taip, aš darau, kas mane veža ir iš tikrųjų tai yra nepaslaptis, kodėl aš labai greit sukūriau didelę bendruomenę, sukūriau tikrai, tapau pirmoji lietuvė, nacionalinė ir tarptautinė International Marketing Director šitoj kompanijoje ir labai daug žmonių klausdavo, iš kur tu turi tiek energijos, kaip tu gali tai daryti, ar ne? Ir pas mane, kadangi generatorius, ar ne, sakralas sako taip pat turiu labai daug dvynio energijos, darau, kas mane veda ir aš tiesiog galėjau padaryti tikrai labai greitai, kai tuo pačiu metu ir dirbau ir vesdavau zumbos klases ir studijuodavau. Ir tada, aišku, aš sakydavau kitiems žmonėms, tai va čia yra mano strategija, jūs sekit ir darykit, bet aš tuo metu, pavyzdžiui, nežinojau, kad mano komandoje yra ir projektorių, mano komandoje yra ir manifestorių, ir reflektorių galbūt, ar ne, ir kad ta strategija tikrai nebus tinkama visiems. Ir dėl ko tiek daug žmonių iš tikrųjų išdega, jie bando sekti tomis pačiomis strategijomis. Jie bando iš tikrųjų daryti, ką kažkas jam rekomendavo, arba nuėjo kažkokį seminarą, kažkokį workshopą. Ir jie, nežinodami tos savo energetinės struktūros, va taip savo ir varo prieš, suprantat? Dėl ko tiek daug žmonių išdega, perdega, nesijaučia gerai, jaučiasi kažkur tai yra trūkumas. Dėl to, kad jie nežino va tos visos informacijos, mėlyje. Taip kad human design čia yra tik taip maža dalis, ką jūs galite išmokti apie tai, nes yra vėlgi apie centrus, apie profilį taipogi. Tai visa tai iš tikrųjų energetinis kodas, kuris prasideda kovo 9 dieną, aš mokinsiu žmonės per 6 modulius. Žmonės labai artimai susipažins su savo human designu, labai giliai ir iš tikrųjų suras tokius atsakymus, kurių tikriausiai ieškoja visą savo gyvenimą ir ieškoja tikrai ne ten, kur reikėtų ieškoti. Taip pat jie ir susipažins su astrologiniu žemėlapiu, kas yra nuostabus papildymas. Tiek jeigu tu sugebi suprasti savo human design ir astrologinį žemėlapį, wow, tavo daugelis problemų gyvenime įsisprendžia, tu žinai kas, kaip ir kodėl ir tau pasidaro žymiai lengviau gyventi. Dėl ko aš jaučiu tokią aistrą apie tai kalbėti, nes aš žinau, kiek man davė ir aš matau, kiek davė žmonėms, su kuriais aš dirbu jau kuris laikas ir kiek daug palengvėjimo. Nes žmonės supranta, čia yra dėl to, nes aš žinau tai, suprantat? Taip kad mano tikslas yra padėti kuo daugiau žmonių susipažinti su šitą informaciją, nes aš žinau, kaip jums tai palengvins gyvenimą. Ir aš tiesiog nepardavinėjai to, kad prisijungit ar net panašiai, bet aš žinau, ką jums tai gali duoti. Ir aš manau, kad paklausę netgi šito epizodos jau pagalvojat, dabar aš suprantu, kodėl tai yra kodėl. Bet čia vėlgi yra labai maža dalis, kodėl, ką jūs galite sužinoti. Tai tai energetinis kodas prasideda kovo 9, jūs vis dar galite prisijungti. 6 moduliai, per kuriuos mokysitės savo greičiu, savo tempu. Taip pat turėsime palaikymo grupę, kur dalinsimės įžvalgomis. Jeigu norėsite, jeigu nenorėsite, galėsite tiesiog stebėti. Ir taip pat turėsime 2 grupinius skambučius per mėnesį, tai iš viso 4 skambučius per 8 savaitės, kur mes kaip grupė kartu susitiksim ir žmonės galės klausti klausimų, kuriuos jie norės paklausti mokydamėsi modulių. Taip pat, jeigu turėsit klausimų, jums bus neaišku, kaip čia supras, kaip čia ras atsakymą, galėsiu iš tikrųjų atsakyti visą tai per skambučius. Tai gausite labai didelį palaikymą iš manęs ir iš kitų žmonių ir tai bus intimi grupė, tik tai 10 vietų, tad galėsite būti savimi ir iš tikrųjų mėgautis šito augimo procesu. Taigi, galite įsigyti šią narystę, esu visą informaciją sukėlusi į Telegram kanalą, kuris yra prisektas prie šio epizodo aprašymo. Taip pat jūs galite įsigyti ir individualią mentorystę, tad turėtumėte su manimi 60 minučių skambutį kas mėnesį ir tada mes galėtume individualiai žiūrėti į jūsų human design, jūsų astrologinį žemėlapį ir surasti tuos atsakymus, kurių ieškote taip pat. Nes grupinis formatas vis tiek jis nėra toks pats, koks individualus formatas, nes kai tu dirbi su grupe, kai dirbi asmeniškai, yra asmeniškai. Tai jei kažkas nori dar giliau eiti, aš labai rekomenduoju jums į patį prisidėti ir individualų formatą. Tai visa informacija yra sukelta Telegram
kanale, tiesiog parsisiųskit Telegram programėlę, jeigu neturit, ir rasit informaciją, prisijungimus ir lauksime jūsų šitoje nuostabioje erdvėje, kur mes mokysimės apie save. Tai nėra mano strategija, kažkieno tai strategija, tai yra jūs patys mėlyje. Tai aš labai tikiuosi, kad jūs taip pat kaip ir aš norit pažinti save per astrologinį žemėlapį ir per Human Design ir susitiksime energetinėme kode. Taip pat nepamiršk manęs pasiekti socialiniuose tinkluose. Facebook'e mane gali rasti Agnė Der, Instagram'e ir TikTok'e pakeisk savo gyvenimą. Ačiū, kad esi ir iki sekančio karto.